kelių savaičių bėgiai gavot laiškus apie tai, kad žemė ir visą tai, ką turite, yra perimama valstybės, aš taip suprantu, reikmėm. Taip, pradėjom gauti informacinius laiškus, kaip ir paskelbė Krašto apsaugos ministerija, viceministras pradėjo atvežti visiems poligoną turintiem nekilnojamo turto nuosavybę. Tame tarpe man, asmeniškai pats gavau praeitą penktadienį. Tačiau labai sunku kalbėti toliau, turim daug garbingo amžiaus žmonių. Pastarėjim pradėjus gauti būtent tos informacinius laiškus, būtent gegužės 13, vienas iš labai šviesių bendruomenės narių, gyventojų, gavęs tą laišką, prisinešė į namo, tačiau pilnai jo plėšti nepajėgė. Beplėšiant jam tą laišką sustojo širdis ir pastarasis numirė, nesusitaikydamas su tuo, ką ten pamatys. Tai aš dar kartą labai nuoširdžiai noriu išreikšti užuojautą visiems artimiesiems, nes tai yra milžiniška netektis bendruomenė. Ir tegul daugiau nei viena institucija, Lietuvos nei viena, nei prezidentūra, nei Krašto apsaugos ministerija, nei merė, nei bet kas kitas tegul nesako, visi žmonės bent teisingai, visi supažindinti su visa informacija ir kad su visais sutarti. Tai patvirtina aukščiausią kainą parodė žmogaus gyvybę, bet tas nebuvo padaryta. Tai neaišku, kiek dar eis būtent tas buldozeris, toliau ir mūsų visi tame tarpe valdžios atstovai. Aš juos žmonėmis vadyti nelabai galiu, nes tada mokam veiklos metu žmogaus mirtim už priimtus sprendimus. Tegul jie dabar visi prisiema atsakomybę už priimtus sprendimus. Taip pat kaip asociacijos pirmininkas ir kaip bendruomenės narys galiu patvirtinti, kad tai ne pirmas atvejis, tačiau kitų mes taip akivaizdžiai rodyti negalėjome. Šitas atvejis tiesiogiai patvirtina būtent tos informacijos gavimo pasekmes. Ironija dar yra tame, kad pastarasis žmogus tai yra, kaip minėjau, gruodžio 22 viceministras atvažiavęs, kad jis atvažiuoja Kapčiavęs, tik laukia baidarėm ir taip toliau, tai buvo jo tėtis. Tai ironija tame, kitaip tariant, važiavo į čia, turėjo turistinės paslaugas ir visą kitą, ir atitinkamai toj vietoj pateikdamas jo tėčiui pasirašytą jo pačio informacinį laišką, jam išrašė mirties nuosprendį. Aš kitaip pavadyti negaliu. Gerai. Dabar ką toliau, kažkokie veiksmai, dar imatės, dar kovojat? Vienareikšmiškai, tai toje vietoje man aplamai labai sunku šnekėti, labai skaudu ir aš atsiprašau visos bendruomenės, asociacija, pati bendruomenė, tie, kurie susiję darom ir darysim viską, kad panašus atvejai nepasikartotų. Bus Dievas, to daugiau nebus, daugiau mirčių nereikės, bet mes tikrai darom ir darysim. Turbūt visiems nėra paslaptis, kad yra pateikti raštai į ESPI, Europos komisiją, tačiau tai ne paskutiniai raštai ir mes, matydami tai, kas vyksta ir tuo labiau dabar, motyvacija, nežinau, milijonais kartų, begalybę kartų neišaugo ir aš negaliu žiūrėti, atsiprašau visos bendruomenės, kad tai tenka jai patirti. Gal ne viską padarėm, bet atiduodam visą asmeninį laiką, absoliučiai visą, darom viską, kas įmanoma, nespėjom. Galimai kaltės jausmą jaučiu, kaip asociacijos pirmininkas, taip. Bet dar daugiau atiduoti aš pats jau nebegalėjau, atiduodavau viską, ką turiu, visą asmeninį laiką, visą absoliučiai, kaip ir naktis, ir savaitgalis ir visą kitą. Tiesiog buldozerio eina mūsų valdžia,
toliau traiško ne tik medžius, bet ir žmonės. Ką aš jau esu pasisakęs kovo 24 TV3 žinioms, reportažas taip pat yra, kad ateis metas, kai ne tik medžius turės kirsti, bet pradės žudyti ir žmonės. Tas procesas prasidėjo. Kaip reaguoja savivaldybė? Niekaip nereaguoja, savivaldybės atstovų laidotuvėse nematėm. Niekas nenori prisimti ir jeigu jums, kad atvykot, kad parodysit tą reportažą, nes aplamai turbūt mūsų visa valdžia, nuo aukščiausios iki vietinės, tikrai norėtų šitą faktą užglostyti ir nutylėti. Pasiekmes šitas reportažas turės savo, tame tarpe ir man, tą pilnai įvertinu, bet tylėti šitų momentų tikrai mes negalime. Ačiū labai.